Kiekvienam iš mūsų artimo žmogaus netektis yra vienas labiausiai sukrečiančių įvykių, kai mažiausiai galvojama apie galimą palikimą. Vis tik nuslūgus emocijoms tenka imtis palikimo priėmimo procedūrų, kurios aiškiai aprašytos civilinėme kodekse. Kokie momentai svarbiausi ir kuriuos vertėtų tikrai žinoti paveldėtojams? Apie tai dabar radijo byloje mūsų studijos svečias, teisės mokslų daktaras Julius Paškevičius. Labadiena. Labadiena. Pokalbėje kviečiu dalyvauti ir jūs, mieli klausytojai. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Aiškinamės, kas svarbiausia ir žinotina paveldėtojams. Taigi, pone Paškevičiau, pradėkime matyti nuo svarbiausios bendrosios taisyklės. Palikimą reikia priimti per 3 mėnesius nuo jo atsiradimo. Kaip jį priimti ir kur kreiptis, kaip tai įforminti? Tai mirus palikėjui reikia per 3 mėnesius kreiptis pas notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo. Jeigu tas terminas yra praleistas, tuomet yra 2 keliai. Arba kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo, bet tam turi būti svarbios priežastys. Jeigu priežastys tiesiog bus teismo manymų nesvarbios, gali tokio termino ir net naujinti. Kitas kelias yra kreiptis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas priimtas pradėjus jį faktiškai valdyti. Ką reiškia faktiškai valdyti? Tai reiškia, kad per 3 mėnesių laikotarpyje įpėdinis tą turtą pradėjo aktyviai naudoti, prižiūrėti taip kaip savo. Tai yra vertinamas tiek veiksmų pobūdis, tiek kaip aktyviai įpėdinis įgyvendino tą savo teisę. Tarkim, apsigyveno tėvų bute. Taip, apsigyveno tėvų bute, pradėjo mokėti komunalinius mokesčius, galbūt kažkokius ir kitus sudarė sutartis su kitais tiekėjais. Tai toks jau tokie veiksmai paprastai teismų vertinami, kaip yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad faktiniu valdymu pradėjo įpėdinis valdyti palikėjų turtą. Taigi, 3 mėnesių terminas labai svarbus, bet gyvenime visai gali būti, tarkime, žmogus paprasčiausiai nežino, kad jis tokį palikimą gavo. Kaip tuomet? Įpėdiniai turi savo teisės įgyveninti patys, niekas neturi jiem pranešti apie palikimo atsiradimą. Nes jeigu asmuo nesikreipia per 3 mėnesius dėl palikimo priėmimo, tuomet tas turtas paveldėjimo teisė gali pereiti valstybei. Ir tikrai mes turim tokių bylų, kaip įpėdiniai tiesiog lengvabūdiškai nesirūpina to turtu, galvoja, kad tas turtas jau automatiškai yra jų, nes tai buvo jų tėvų turtas, ir tada tenka kreiptis į teismą, siekiant būtent nuginčyti paveldėjimo teisės liudijimą, kurio pagrindu buvo registruota nuosavybės teisė valstybei. Ir tai padaryti tikrai labai sunku, teismai nenori tiesiog, jeigu nėra tikrai labai svarbių argumentų, panaikinti tokio liudijimo ir kad asmuo galėtų tada jau faktiniu valdymu įgyti tą paveldimą turtą. Regis visi esam girdėję ir žinome, bet vis tiek labai svarbu. Tas paveldėjimas automatiškai tavų netampa. Taip. Koks artimas žmogus tau jį bepaliktų? Taip, teisingai. Tai jeigu asmuo nori paveldėti, jis turi atlikti aktyvius veiksmus, eiti pas notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, nes jeigu jis to nepadaro, tai yra tas pats, kas jis jo atsisako. Tai teisiškai lygiai tokios pačios yra pasiekmes. Ar tu pateiki atsisakymą, kad tu nenori priimti palikimo, ar kad tu tiesiog nepateiki to pareiškimo dėl palikimo priėmimo. Dar, pone Paškevičiau, pakalbėkime apie tuos čia nekartą minėtus paveldėtojus. Kas paveldi turtą, kokia eilė? Tai paveldi pirmą eilę, tai paveldi vaikai, paskui paveldi tėvai, taip pat paveldi sutuoktinis kartu su pirmos ir antros eilės įpėdiniais, taip pat gali paveldėti ir dėdės, tetos, jau tolimesnė eilė, taip pat 6 eilė yra jau gale pusbroliai pusseserės, kurie gali paveldėti pagal įstatymą. Tas 3 mėnesių terminas palikimo terminui svarbi, bet tik viena aplinkybė šioje neteisininkų sudėtingoje situacijoje. Ką liudija jūsų praktika paveldėjimo bylose? Kokių dalykų dažniausiai nežino ar jų neužfiksuoja paveldėtojai ir dėl ko kyla grėsmė apskritai netekti palikimo? Tai turbūt, kaip ir minėjom, tai dažniausiai būna terminas praleistas, bet taip pat ir būna situacijų, kai asmuo būna dingęs be žinios ir įpėdinis dar jisai tik tais
netapęs įpėdiniu, bet jisai jau tą turtą prižiūri ir nežino, ką daryti. Tai mes turėjom tokią bylą, kai asmuo išvyko į Jungtines Amerikos valstijas ir beveik 10 metų nebuvo žinių, kur jisai yra. O mano klientė tiesiog tą turtą prižiūrėjo, rūpinosi, buvo paskelbta tetos paieška, nesėkmingai, tada teko šiuo atveju kreiptis į teismą dėl asmens paskelbimo mirusių. Tai asmens paskelbimas mirusių prilygsta žmogaus faktiniai mirčiai. Jau tvarkomas kaip mirusio asmens. Ir tada jau, kai įsigaliojo teismo sprendimas, asmenį paskelbti mirusių, įpėdiniai gali kreiptis pas notarą dėl palikimo priėmimo. Antanas rašo mums laišką, studijata lrt.lt, mūsų laidos paštas elektroninis, taip pat priminsiu telefoną 2363111, Vilniaus kodas 05. Kalbame apie tai, kas svarbiausia žinotina paveldėtojams. Mūsų studijos svečias teisės mokslų daktaras Julius Paškevičius. Antanas klausia, o kaip su indėliais bankuose? Kaip čia susitvarkyti šitos reikalus, jeigu tėvai ar kiti giminaičiai palieka pinigų, kiek aš galėsiu teisę disponuoti tais indėliais? Tai paveldėjimas sudeda iš kelių etapų. Pirma, padomas pareiškimas dėl palikimo priėmimo ir sekančio etapu jau yra kreipiamas į notarą su prašymu išduoti paveldėjimo teisės liudijimą. Paveldėjimo teisės liudijime yra nurodoma, koks konkrečiai yra turtas paveldimas. Ar tai nekilnojamas turtas, ar galbūt tai piniginės lėšos banko sąskaitoje. Tai notaras tą turtą įvardyja paveldėjimo teisės liudijime ir to liudijimo pagrindu jau asmuo gali kreiptis tiek į banką, prašydamas tas piniginės lėšas jam perduoti. Civilinis kodeksas numato, kad įpėdinis gali paveldėti palikėjo nuolatinio Lietuvos gyventojo turtą esantį Lietuvoje. O kaip, jeigu palikėjas yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos ir miršta užsienyje, o jo palikimas Lietuvoje esantis nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos esančios palikėjo banko sąskaitoje. Šiais laikais labai reali ir gan dažnai pasitaikanti situacija. Taip, tai čia galimi keli variantai. Tai vienas variantas yra, kai būna pradėta kitoje valstybėje narėje paveldėjimo byla. Tuomet įpėdiniai turi kreiptis į... Europos Sąjungoje čia. Taip, Europos Sąjungos valstybė narė. Tuomet turi kreiptis įpėdiniai į toje valstybėje narėje teismą, kuris nagrinėja paveldėjimo bylą, su prašymu išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą. Tuo pažymėjimo pagrindu jau galima kreiptis į nekilnojamo turto registrą, kad įregistruotų nuosavybės teisę į Lietuvoje esantį nekilnojamą turtą arba būtų galima disponuoti piniginėmis lėšomis. Bet čia svarbu pažymėti, kad būna tokių situacijų, kai užsienio teismai išduodantis Europos paveldėjimo pažymėjimą nenurodo visų duomenų, kurie reikalingi įregistruoti nuosavybės teisę, nes tam reikalinga, kad nurodytų konkretų turtą, unikalų numerį, kad būtų galima identifikuoti. O, pavyzdžiui, Vokietijoje tiesiog nurodoma, kad įpėdiniai paveldė visas teisės universaliai, kad yra universalus teisių perėmimas. Ir tada kyla problemų, kaip tą nuosavybės teisę registruoti Lietuvoje. Tai čia tokių būna situacijų, o jeigu kitoje valstybėje narėje nėra pradėta paveldėjimo byla, tai notaras iš tikrųjų pats gali, vadovaudamas nacionalinėmis teisės normomis, jeigu kreipiasi į jį įpėdinis, pripažinti asmenį, kad jisai nuolatos gyvena Lietuvoje ir pradėti paveldėjimo bylą. Jeigu kyla ginčas, tuomet jis sprendžiamas jau teisme, vadovaujantis ES reglamentų, kuris būtent reglamentuoja tiek jurisdikciją, tiek taikymo teisę paveldėjimo bylose. Bet jau tenais siekima nustatyti paskutinę palikėjo įprastinę gyvenamąją vietą. Iš esmės tos savokos nuolatinė gyvenamoji vieta ir įprastinė gyvenamoji vieta, jos labai yra panašios, bet jos šiek tiek turi skirtingus kriterijus, tai noriu šiandien detaliai leisis, bet esmė, kad tokia yra, kad su kuria valstybė nare, tas žmogus turi didžiausią ekonominį, socialinį, emocinį ryšį. Kiek jis laiko toje valstybėje praleidžia, kaip reguliariai, kokios yra priežastys, kad jis tenais toje valstybėje dabar gyvena. Ir tada teismas būtent pasiremdamas tuo reglamentu ir tais kriterijais vertina, kur tai yra iš tikrųjų įprastinė gyvenamoji vieta mirties metu.